Vis dar nepraeina tos iš tiesų sportiškai geros, azartiškos emocijos, kurios užvaldė ne tik laidos kūrybinė grupė, ne tik mane kaip vedėją, bet ir pačius žaidėjus, tikiuosi ir jūs pačius, kai taip puikiai žaidė mūsų žiniukai, kaip mes juos vadiname. Na, o šį vakarą jau po truputėlį mes einame į tą įprastą režimą, kai laidoje, manau, kad turės dalyvauti viena pažįstama pora, kita patekusi iš LRT radijo atrankinių konkursų. Priminsiu, kad jie vyksta ištisą savaitę. Pirmadieniais, ketvirtadieniais maždaug 2:30 skamba mūsų atrankiniai klausimai ir iš visų teisingai atsakiusių penktadienį tiesiog netyčia burtais išrenkama pora, kuri keliauja tiesiai prie juodojo arba prie baltojo stalo. Be jokios abejonės, jeigu kam reikia taisyklės priminti, tai galite puikiai pasižiūrėti dar kartelį mūsų praėjusią laidą lrt.lt mediatekoje. Na, o šį vakarą pradėsime tuo, kad susipažinsime su pirmojo pusfinalio dalyviais. Prie baltojo stalo ne vieną kartą mūsų žaidimą puošęs ir žiūrovų studijoje ir prie ekranų linksminės Stasys Petraška. Malonu. Jisai turi savo vizitinę kortelę. Beje, Stasys šiek tiek piktelio, kaip čia jisai nepakliuvo į tų visų žiniukų. Kas jums taip sakė, meluojat? Va, matot jau. Na, bet, Stasy, mes jūs kaip čili pipiriuką tiesiog į šitą žaidimą pasveikinkit visus šio vakaro žiūrovus ir žaidėjus savo indėnų karo šūkiu. Po žaidimo, gerai. Palaukit, jeigu jūs pralaimėsit, nedaug dievą, kas tada šauks? Nu tai, reiškia, taip jau Dievas liepia, bet vis tiek padarysiu, kad ir pralaimėsiu. Tai padarykit taip, žiūrėkit, aš pakviesiu jums jūsų šauksmo merginos, užeikit prašom. Ir jums, Ievai ir Gretai, Stasys Petraška tuoj sušuks savo firminį bravo. Žiūrovų plojimai ir į sceną žengia Greta ir Ieva. Prašom, merginos, Stasys Petraška. Bravo! Gerai. Ir Stasio Petraškos kolegė šį vakarą prie baltojo stalo Jurgita Jaruševičienė. Beje, abu iš Kauno. Sveiki atvykę. Ne, aš ne iš Kauno, aš gyvenu Prienų rajone, Gerulių kaime. Dirbu Alytuje. Ir su Kaunu nieko bendro neturiu. Nenorit nieko turėti? Čia taip pasakėt, atrodo, kad taip. Ne, turiu sesę Kaune gyvenančią. Tai kažkas gero Kaune yra? Yra. Bet ne Stasys Petraška. O kodėl ne? Stasys Petraška tai yra gerai. Supratom. Beje, Jurgita pasižymėjo kaip Stasys savo karo šūksniais. Tai Jurgita vienoje iš prieš tai buvusių mūsų taip ir ne laidų per visą žaidimo istoriją, viena iš tų labai retų, kuri iš džiaugsmo sulaužė kėdę ir nuo jos tiesiog nusivertė. Tai buvo. Taip, tikrai. Na štai kokią gražią porą mes turim prie baltojo stalo. Ir kaip tik su Stasiu žaidžiau. Su Stasiu žaidžiau. Labai gerai. LRT televizija, atsižvelgusi į tuos nuostolius, nupirko tvirtas, geras kėdes. Ačiū. Šokinėkit į sveikatą. Na ir jums tenka žaisti prieš porą, kuri tikrai nepavadinsim jų visiems gerai pažįstamais, bet jeigu neklystu, kažkada kažkuris iš jūsų yra lyg ir dalyvavęs, taip? Taigi prie juodojo stalo pirmajame pusfinalyje Romualdas Mačiulis ir Tomas Urbonas. Sveiki atvykę, ponai. Sveiki. Ir iš kur atvykot? Kaunas. Jau. Kaunas ir Vilnius. Vilnius ir Kaunas? Taip. O tai jūs iš Vilniaus? Jo, ir Kaunas. O savaitgaliai susikeičiam. Kuom? Simonko partija. Pradžiai miestais. Gerai. Supratau. Na, kuo užsiimat, Romualdai? Užsiemu verslu, esu holdingo valdybos pirmininkas, o Tomas yra vienas iš įmonių vadovas, vienas iš perspektyviausių IT įmonių Lietuvoje. Supratau. Tai turime tokius savotiškus kaip ir proto bokštus, kurie prieš mūsų tokius labai spalvingus žaidėjus šį vakarą žais, bet matyt, įdomiausias dalykas mūsų žaidime tai yra ne prizai, o vis dėlto teisingi atsakymai ir link jau vedanti žaidimo tema. Šios temos labai laukia pirmajame LRT eteryje pasirodžiusim žaidime. Žaidė žiniukai, bet jiems teko kinas. Na, o dabar kaip tik ta tema, kurios jie ir tikėjosi. Jums teks. 3 stebuklingos raidės. LRT.
Šiandieną kiekviename atsakyme bus būtent šios raidės. Viena ar kita tvarka, bet atsakyme jos visos privalo būti. Turėkite omenyje. Na ką, laikas pradėti. Baltieji klausė pirmieji, po to paeiliui. Spėjat, pataikot, laimit tašką. Jeigu ne, vienas iškrenta. 2 taškus pirmieji surinkę, keliauja į finalą. Dėmesio, pirmasis pirmojo pusfinalio prizas. Oksalis – didžiausias medžioklės laisvalaikio bei savigynos prekių tinklas Lietuvoje, dovanoja dovanų čekius jūsų pasirinktoms prekiams įsigyti. Audringom ovacijom publika ragina abi poras. Na ir labai smagus iš tiesų prizas. Čekis, kurį dovanoja laisvalaikio ar medžioklės, ar žuklės, ar šiaip laisvalaikį mėgstantiems žmonėms, turbūt labiausiai paranki parduotuvė yra Oksalis. Tai ten visko galite rasti. Na ir dabar pirmieji klausėt, dėmesio, jums reikia pasakyti, žinomas žmogus, Stasys ir Jurgita pirmieji. Prašau, priminsiu, kiekvienam atsakymė yra būtinai 3 raidės. L, R, T, bet kokia tvarka. Ar lietuvis? Ne, ne lietuvis. Ar dizaineris? Ne. Ar tai iš ES šalių žmogus? Taip, jisai yra europietis. Iš tos teritorijos, sakysim taip. Ar tai yra aktorius? Ne, tai ne aktorius. Ar tai meno žmogus apskritai? Ne. Politikas? Manau, kad jį tikrai galim pavadinti politiku. Bet jis netgi buvo gerokai platesnis pagal savo veiklą negu politikas. Tautybė, bandom, rusas? Ne, ne rusas. Ar gyvas? Ne, dėja, bet ne. Ar tai tas žmogus pagarsėjęs kaip baisus parazitas ir gimęs Austrijoje? O taip, palaukit dabar. Kuris žmogus Austras pagarsėjęs kaip baisus parazitas? Jis Austrijoje gimęs. Karas sukėlęs. Karas sukėlęs ir viską, ką padaręs, kas yra negerai. Ne. Ai, čia, suprantu, buvo Jurgitos versija, kuri jau sukėlė bereikalingą entuziazmą Stasio širdį ir akise. Nesvarbu, gerai. Ar iš Anglijos? Ne. Tada. Tai gal italas? Ne. Ar tai moteris? Ne. Neglaužiai prancūzų. Ne. O gal prancūzas? Ne. Ar tai vokietis? Taip. Taip. Tai vokietis. Galų galiai išsiaiškinom šalį. Prašau. Tos raidės LRT yra jo tik tai pavardėje, ar čia ir vardas dar jūs įskaičiuoja? Ne, pavardė. Tik pavardė, visos trys raidės tik pavardė. Pavardė. Ar tas žmogus galima jį būtų pavadinti antro pasaulinio karo autorium? Ne. Apie tą parazitą jau klausė Stasys Petraška. Ai, čia tas pats Čia tas pats parazitas. Čia tas pats parazitas. Tai vis tiek tai istorinė asmenybė, kaip supratau. Be jokios abejonės. Ir labai labai svarbi. Ar jisai gyveno tarp 10 ir 20 amžiaus? Taip. Oho, kokia tema čia, pavyzdžiui, 10-20. 1000 metų, ne tiek ir daug. Tai 20 amžiaus galima galvoti, ar ne? Nu, tai klausim, ar 20 amžiaus? Ne. Ar jis valdė šalį? Ne. Jis buvusios VFR, tos dalies Vokietijos. Gimęs buvusiai Vokietijos anoje daly. Geografiją gaudotės, vėl žodžiu, ten buvo VFR, čia VDR buvo. Jis gimė Vokietijoje. Ne, bet įdomu modeliai. O tuo metu net nekvėpėjo dalybo. Ar jis buvo vedęs? Taip. Ar jisai buvo bažnyčios veikėjas, kuris savo garsiasias tezes iškabino? Taip. Martinas Liuteris. Martynas Liuteris. Taip. Bravo. Ilgai ieškojot 3 užburtų raidžių. Na, manau, niekas neprieštaraus, jog jis buvo tokio masto istorinis veikėjas, kad jis tikrai buvo ir politikas, ir filosofas, ir reformatorius, be jokios abejonės, tai yra žmogus, kuris tikrai vertas vadintis istorinė asmenybė. Beje, patenka į įtakingiausių istorinių asmenybių 100, netgi 20, jeigu aš neklystu. Martynas Liuteris.
Džiaugiamės, kad gera pradžia baltajam stalui. Jūs pradėjot, laimėjot pirmąjį tašką, bet tai tik pradžia. Dabar juodieji turi šansą atsirevančiuoti. Jeigu rezultatas tampa 1-1, reiks atsakyti, kas po balto gaubtu. Jeigu jūs pralaimite, jau 2-0 jūs nugalėję keliauja į finalą. Neleiskit to padaryti. Linkiu sėkmės ir dėmesio. Antrasis prizas. Okselio dovanų čekis, už kurį galėsite įsigyti šiltų bei patogių drabužių poilsiui gamtoje, aktyvaus laisvalaikio bei savigynos prekių ar fejerverkų, kuriais čia prekiaujama visus metus. Taip. Romaldas ir Tomas dabar ieškos pirmieji klausdami 3 raidžių atsakymę į tokį labai įdomų klausimą. Tai bus kūrinys. Prašau. Ar tai muzikos kūrinys? Taip, tai muzikos kūrinys. Ar tai kažką dabar jau žada? Staigmenų? Kol kas ne. Prašau. Galbūt pamatyti. Jūs turite šansą paklausti ir po to mėginti atsakyti. Ar tai yra klasikinis kūrinys? Taip. Ar tai Bacho kūrinys? Ne. Tai ne Bacho kūrinys. Jo. Dabar Stasys Petraška mosuoja rankom kaip Ar tai italų malūnas. kompozitoriaus kūrinys? Taip. Tai italų kompozitoriaus kūrinys. Varyta, ne? Varyt. Sakyk. Leido, Jurgita, Stasys Petraška, prašau. Varau, Rigoletas. Taip, opera Rigoletas. Giuseppe Verdis. Ir vėl tas pats prizas. Visi šaudys. 2-0. Plojimai baltajam stalai. Stasys ir Jurgita keliauja į finalą. Jūs lauksit savo varžovų iš antrojo pusfinalio. Na, o... Ajajajajai. Kažkaip mūsų žaidime kol kas LRT eteryje klostosi labai graži tradicija. Laimi tos poros, kuriuose yra bent po vieną damą. Džentelmenai, aš džiaugiuosi ir tikiuosi, kad ši tradicija bus tęsiama ir antrajame pusfinalyje. Ačiū už žaidimą ir keliaujame į antrąjį pusfinalį. Na štai atkeliavome į mūsų šio vakaro žaidimo. Antrąjį pusfinalį labai įdomi kova laukia, nes paprastai, kaip minėjau, ten, kur žaidžia bent minimum viena dama, tai tas poras lydi sėkmė. Dabar dėja 2 damos ir skirtingose barikadų pusėse. Prie baltojo stalo šeimininis duetas Saulius Bulotas ir Kolomba Bulotienė. Labas vakaras. Dėkojam, kad nepasididžiavote, atvykote. Sauliu, ką norėjot pasakyti, kažką taip mostelėt ranką? Šiek tiek. Nes, suprantat, labai įdomus dalykas, tas taip ir ne. Pat žinot, kad nuo senų laikų viską ir, na, yra toks gal paradoksas ar ką, bet mes su ją negyvenam jau kartu keletą metų. Tai va, suprantat, ką reiškia va tas žaidimas, tas va pomėgis ir tas potraukis, kad va mes atsisėdom vėl kartu. Ne 24 valandos, čia taip ir ne. Tai jūs Taip, va, suprantat, vis dėlto viską į šoną, o čia kartu. Jūs tikrai? Taip ir ne, va, netgi šį. O, vargė tu mano, tai jūs gal susitokėt prieš kažkiek metų ir paskui kartu dalyvaudavot ir staiga šį vakarą prieš tai įsiskyrė, žaidimas taip ir ne, sujungė jūs į vieną bendrą. Negali žinoti. Nespjauk į šulniką, gali žinot. Žiūrėkit, aš dabar turiu tokį žiūriu, kas jums reikia būtinai laimėti pusfinalyje, nes finale yra labai romantiški prizai su nakvynėm ir kelionė į Druskininkus. Arba išvadoj nereikia iki finalo. Jeigu taip atsitiks, tai aš manau, kad mes tikrai atmoksime jūsų kokius sidabrinės būsite. Jau ir... O, vargė. Ir jūs išsiskyrėt po sidabrinį vestuvių. Taip jau išėjo. Gal ir man reikėtų. O ką? Tik to. Linkėjimai namams. Linkiu sėkmės ne tik žaidime, bet ir gyvenime, ieškant ir atrandant tą, ką galbūt netyčia kažkur neapsižiūrėję pametėt. Ištaisykit klaidas. Na, prieš jūs labai graži ir žavi pora, tai
Naisių vasaros aktoriai Velta Anužienė ir Almantas Vaišnys. Labas vakaras. Labas vakaras. Jeigu neklystu, jūs abu pirmą kartą mūsų žaidime, tai tik trumpai apie tai, kodėl būtent jūs čia. Aš suprantu, kad jūs yra azartiški žmonės, bet 5 sezonas Naisių vasaros ir šis sezonas šiais metais yra LRT televizijoje ir kažkoks ten dar vyksta įdomus lobių ieškojimo procesas. Gal plačiau trumpai apie tai, kas ten ir kaip, kad žiūrovai žinotų, kad galima laimėti ne tik žaidime taip ir ne, bet ir žiūrint Naisių vasarą. Tai paprasčiausiai scenaristai sugalvojo labai įdomią liniją, siužetinę, kad dabar yra pakankamai populiaru ir didelis skaudulys yra tie juodieji archeologai, kur kasa bele kur, daro šitais sluoksniais bele ką. Ir paprasčiausiai šita tema yra gvildenama mūsų seriale. Aišku, neapsieita ir be meilės reikalų, ir, elementarus. O jūs seriale Meilužiai, tai pažiūrėjote romantiškai į Veltą, kad... Ne. Aš tik labai su pagarba pasižiūrėjau į savo kolegą. Supratau, bet tame pagarbo ženkle žvilgsnė buvo ir labai daug jausmo. Čia kiekvienas gali vertinti pagal savo tą laipsnį. Riteriškumo. Taip, aš tai ir turėjau omeny. Aš be abejo supratau iš karto. Mes su jumis viens kitą suprantam iš pusės žodžio. Ir kad, kiek girdėjau, kad dabar seriale kažkaip galima rankiot žiūrint kiekvieną seriją raides ar skiemenis ir iš jų sužinoti, kur tas lobis iš tikrųjų yra paslėptas. Tiktas. Taip. Koks prizas yra beje? 5000. O jie užkasti yra tenais? Negalim atskleisti visų tų detalių, taip jau viską, nes... Gali būti rinkilėlyje ir kažkur... Gali, bet kur gali būti. Turbūt Bet kažkur Naisiuose pačiuose yra? Taip. Oho. Tai, mėly televizijos žiūrovai, tie, kurie nesulaukia kvietimo į žaidimą taip ir ne, žiūrit serialą Naisių vasarą, surandat, kur tai yra, pasiimat pinigus, labai lengva. Na kągi, dar vienas klausimas mūsų žaviai aktoriai. Labai įdomus vardas jūsų, Velta. Aš pirmą kartą girdžiu. Vesta tikrai girdėjęs, o Velta? Velta yra visiškai normalus latviškas. Aš net nebejoju, kad... Ai, latviškas? Latviškas. O jūs pati Latvija? Taip. Tai Latviai, kadangi įsivedė eurą, tai atvažiavote ieškoti litų Naisiuose. Bet tai jau buvo labai senai, tada dar rubliai buvo. Labai gerai. Na kągi, tai štai tokia graži internacionalinė, plačiaja prasme, pora prie juodojo stalo ir laikas pradėti. Susipažinome su jais. Dėmesio, pirmojo, antrojo pusfinalio raundo prizas. Oksalis – didžiausias medžioklės, laisvalaikio bei savigynos prekių tinklas Lietuvoje dovanoja dovanų čekius jūsų pasirinktoms prekiams įsigyti. Priminsiu, šio vakaro žaidimo tema yra LRT, 3 raidės. Kiekvienam atsakyme jos būtinai turi būti. Gali būti kai kurių po 2, gali būti ne ta tvarka, bet būtinai po 1 LRT raidelę turi būti. Pirmieji Bulatų šeima buvusi, tikiuosi busimoji, miestas. Prašau. Europoje? Ne, ne Europai. Bet tai yra Amerika? Taip, tai yra Amerika. Pietinėje daly? Ne. Ar tas miestas yra su tokiu pat pavadinimu kaip ir visa valstija? Ne. Iš viso, ar tai Jungtinių Amerikų valstijų miestas? Taip, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų miestas. Ar tas miestas yra Amerikos toje dalyje, kuri yra šalčiausioje zonoje? Ta prasme? Ne, turite omeny Aliaską? Taip. Ne. Ar to miesto pavadinimas yra sudėtinis? Ta prasme, pavadinimas iš 2 kaip žodžių. Ir dalių. Taip. Ne. Ne žodžių, bet vienam žodį 2. Jis pagal struktūrą Iš 2 dalių. gali būti, kad iš 2 dalių, tai pavadinti. Sudurtinis, tai lietuviškai. Prašau. Ar ta pati, ta žodžio pradžia reikštų šventą? Ne. Ar pati žodžio pradžia reikštų žodį 3? Ne. Ar tai yra ta pati pradžia žodžio reikštų lietuviškai naują? Ne.
Jeigu padės, tai yra 31 pagal dydį Jungtinių Amerikos valstijų miestas. Pas mane iki 30 surašyta, va A, iki 31 30. nėra. Nu, tai va. Supratau. Na gerai, tai pasakysiu, kad tai yra savo laiku išrinktas žaliausias Jungtinių Amerikos valstijų miestas. Ar to sudėtinio žodžio pabaiga yra sitis? Ne. 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 Ar tame mieste nesportavo garsusis mūsų krepšininkas Ilgauskas? Ilgauskas, jisai daugelį miestų sportavo. Nu, bet tas periodas jam buvo gal sėkmingiausias. Ta jo komanda vadinosi Kavalieriai. Tai ten taip ir... Tai ar čia yra kalba apie tą patį miestą? Ne, bet to žodė Clevelandas nėra raidžių LRT. L. Jo. Prašau. Nu ir sugalvojot jūs čia. Ponios ir ponai, aš siūlau tokiu atveju lygiasias, nes matau jūsų akise kančią ir pasimetimą. Ar sutiktumėt su lygiosiomis ir tiesiog už atsakymą į antrąjį raundą kažkuri pora pasiims 2 taškus ir keliaus į finalą? Tinka toks variantas baltiesiems? Tinka. Nėra kur grybauti. Nėra ką daryti. Juodajam stalui taip pat tinka, ar turit variantą? Taip, manau, kad taip. Na, aš manau, kad per daug buvo informacijos surinkta ir vieno ir kito stalo, taip kad atsakymas akivaizdžiai per lengvas, kad keliautų į salę. Tai mes tiesiog paliksime jį kitam kartui prizą, o dabar dėmesio atsakymas. Šiame mieste sportavo Arvydas Sabonis. Tai yra Portlandas. Tai yra Portlandas. Pagalais. Portland Trail Blazers. Gal kuris kitas lietuvis žaidė tą miestą? Portlandas. Tik ko neklausiu. 3 raidės. LRT kita tvarka. Tikrai šis miestas žinomas. Jisai yra Oregono valstijoje, bet ne šios valstijos centras. 31 pagal gyventojų skaičių, beje, ne ką didesnis už Vilnių, šiek tiek daugiau negu 600 000 gyventojų. Bet šį miestą mes puikiai žinome kaip tą, kuriame žaidė ir jo komandoje žibėjo Arvydo Sabonio ryškiausia žvaigždė NBA lygoje. Na ką, ar sutinkat, kad lygioje vietoje atidavėt tašką kažkam? Gerai. Užteks pamokslauti, reikia susikaupti. Ir dabar ta pora, kuri atsako teisingai į šį klausimą, gauna prizą ir 2 taškus ir kelialapį tiesiai į finalą. Dėmesio, antrojo raundo prizas. Okselio dovanų čekis, už kurį galėsite įsigyti šiltų bei patogių drabužių poilsiui gamtoje, aktyvaus laisvalaikio bei savigynos prekių ar fejerverkų, kuriais čia prekiaujama visus metus. Juodieji dabar pradės kovą dėl 2 lemtingų taškų. Na, kūrybiškai pažiūrėjote į geografiją. Tikiuosi, kad dabar kūrybiškai pažiūrėsite ir į tokį kitokį klausimą nesusijusi. Nors kaip pažiūrėsi. Personažas. Iš dramaturgijos? Ne. Tai kino tada. Ir kino. Kaip ir. Tai, kad, sakysime, jeigu būna garsus kažkoks kūrinys, arba jis būna ir kine, ir literatūra. Taip yra ir kino. Ar tai lietuviškas personažas? Ne. Europos? Taip. Europos. Tai yra komedijinio žanro personažas? Ne. Tai animacinio filmo? Animacinės? Taip, ir animacinio. Ar galima tai paklausti, ar tai personažas virtęs klasika? Patylėti. Taip. Taip. Ar tas personažas turi tokias ausis? Gali turėti ir tokias ausis. Kaip parodėt. Kaip tai gali? Būna ir mažesnių tokių personažų, su va tokiom mažesnėm tokiam ausim, kaip mano. Būna su tokiom, kaip jūs rodėt, tokios būna, bet... Paprastai tie personažai linksmina vaikus. Amerikoje tai yra labai populiaru. Su raudona nosim būna tokie. Pijokai. Nu, A, čia Rusijoje. Amerikoje ne, atsiprašau. bet jūs supratot mano užuominą, iš esmės. Amerikoje su raudonom nosim. Nu, su tokiais dideliais batais cirke vaikšto, va, raudonais paprastai.
Ne, bet kad žodį klaunas nėra Tai raidė. tų raidžių, turi būti LRT. Tai čia gal rusų personažas. Ne rusų personažas. Tai taip ir sakykit. Jis nedanas tas personažas. Manau, kad Danijoje jų taip pat būtų galima surasti tokių personažų. O čia praktiškai skandinavų šalių yra tas toks, personažas, taip daug. Taip, kadangi Danija yra skandinavų valstybė, Skandinavija priskiriama, nors nėra Skandinavijos pusėsalyje, tai taip, tai yra skandinavų personažai. Bandysit spėti. Minutėlę, jau dabar išgirdėte atsakymą į savo klausimą, baltieji galime ginti spėti ir mes laukiame, jeigu atsakymas teisingas, jūs laimit 2 taškus. Trolis. Trolis. Taip, tai yra trolis, skandinavų mitologijos personažas. Trolis. Sunkiai girgždėdama šeimininis buvęs duetas, žiūrėkit, atsikasi iki finalo ir atrodo nori važiuoti į Druskininkus romantiškai vakarieniai. Taip, o prisiminkime animacinius troliai mumiai, tokios abejonės. Ausys būna tai didelės, tai mažos, kas įdomiausia, kad tai yra pikti bjaurūs seni milžinai, nors kai kada vaizduojami kaip tokie išdykę ilganosiai nykštukai, iš kurių vienas sėdi kaip tik dabar prieš jūs. Paplokim troliai mumiai. Dėkoju juodajam stalui už žaidimą. Noriu palinkėti gerų, šiltų, vasariškų orų širdyse, ekrane ir naisių vasaroje. Ačiū Jums, sėkmės. Ačiū. Iki pasimatymo eteryje, o mes sakom iki pasimatymo šio vakaro finale. Na štai šio vakaro žaidimo finalas. Labai romantiško prizo vis dėlto reikia mūsų baltojo stalo porai. Priminsiu, kad netrukus mes jį pristatysim, šį prizą. Aš minėjau, kad tai yra labai romantiška, daugiau net ne finansinė, sakysim, dovana, bet galimybė sulipinti sudužusį puodą. O jūs beje, Stasy, vedęs? Bet tai nesu ją. Nevedęs. Ne mane vedęs. Išsiskyręs. O šiaip tai veda karvę pas bulių, žinokit. Vyrai ženėsi, tai va, nepykit. Supratau, tai po tokių kalbų jūs ir išsiskyrėt. Tai va. Kas gali su tokiu gyventi? Jurgita ir Stasy, jūs žaidžiate prieš Saulių ir Kolombą. Priminsiu, mūsų žaidimo tema 3 raidės LRT, kurių labai ieškome ir kai kada sunkiau, kai kada lengviau, bet galų gale surandame. Dėmesio, pirmasis šio vakaro finalo žaidimo prizas. 4 žvaigždučių viešbutis Europa Royal Druskininkai įsikūręs XIX amžiaus architektūros ištaigingose buvusiose caro gydyklose dovanoja karališką nakvynę. Štai, puikus prizas ir manau, kad jums tikrai labai būtų paranku laimėti. O Jurgita, jūs... Ištekėjusi. Tai jeigu norite išsiskirti, važiuokit su Stasiu į Druskininkus. Ne, išsiskirti nenoriu. Gal ir gerai. Bet Druskininkai netoli Alytaus, susitarsim. Jūs patylėkit, ką jūs šnekat, jos vyras žiūri. Tai kas? Mes jau susipažinom. Su vyru? Tai dabar gi madoj žinot, kaip būna. Ar dar pasakot reikia? Vienas prašymas, tada aš paprašysiu tiesiog transliacijos režisieriai, kad kai Stasys Petaška kalbės, laikinai uždėkit N14 ženklelį, gerai? Ačiū, bent jau per finalą. Dėkoju, taip ir darysim. Stasy, galvoju, kad ką darom čia, Lietuvos LRT transliuotume, televizija. Gerai, prizas aiškus, labai įdomus klausimas. Pirmieji pradės baltojo stalo žaidėjai. Žiūrėkit plačiau, tokios temos dar nėra buvę. O, geras. Lietuvis. Politikas? Ne, ne politikas. Tai koks šou verslo žmogus? Ne. Bet manau, kad jisai... Žinot, pasakysiu atvirai šnekant, iš tų, kurie gimė Lietuvoje, tai pasaulyje jis yra labiausiai žinomas. Tikrai labiausiai žinomas. Prašau. Sportininkas? Ne, ne sportininkas. Gyvena šiuo metu ne Lietuvoje? Ne, O jis gyvas dar? ne, Lytį paklausim, davai. Moteris? ne, ne moteris. Tos 3 raidės yra jo, vardė pavardė? Ne, pavardė.
Tik pavardė. Tas žmogus išgarsėjo, kaip Lietuvai davė ten tos naudos meno srityje. Ne. Apskritai ta nauda tokia abejotina. Greičiau, kad su minuso ženklu. Bet pasaulyje jisai žinomas labiausiai. Tai kažkoks parazitas bus, aiškiai. Prašau? Kažkoks parazitas, taip sako. Na, aš jaučiu jūsų balse tą nuoskaudą visai vyrų giminiai. Tai aišku. Bet jūsų klausimas nuskambėjo, žinokit, simboliškai, gal ir netyčia, bet kaip niekad į temą. Kažkoks parazitas. Labai didelis. Gyvas dar, tas, kur tu sakai, o tu numiręs jau. 20 amžiaus žmogus. Na, taip, jis atsirado 20 amžiui. Ar jis yra kažkoks nusikaltėlis? Ta prasme, kažką padaręs baisaus? Taip. Taip. Kažką labai. Ir jau nebe... Baisaus. Jau kaip sakant, amžinatelis. Taip. Jis gyvas dar. O gal ne jau? Eiktų. Pasakei, kaip į vandenį paperdė. O jis tą baisaus, kaip Kolomba klausė, padarė Europoje? Būdamas Europoje? Ne. Tai Amerikoje žau. Taip. Jis tai darė Jungtinėse valstijose. Čia gal toks ir kvailas klausimas, bet mums taip jau pasigimdė jisai. Gal čia paprasčiausiai kažkoks personažas yra? Nerealus asmuo, ta prasme. Taip? Taip. Jei tai personažas, tai filmo personažas? Taip, ir filmo. Ar tai lietuvių klasikos personažas? Ne. Ta kūrinį Taip. parašė amerikietis? Taip. Žiūrėkit, kas darosi su Stasiu Petraškaju. Vau, kas dabar? Kaip gerai, kad laikraščius nešiau, viską žinau. Na, gerai, aš suprantu, kad jūs turite variantą ir klausimą gali dar prieš tai paklausti. Ar jo vardas yra Hannibalas? Taip. Yes! Prašau. Spauda, prisimėjau. Tai atsakymas... Hannibalas Lekteris. Hannibalas Lekteris, taip, 1933 metais jisai gimė Lietuvoje. Tai nerealus žmogus, bet būtent Lietuvoje gimė savo autoriaus Tomo Hariso romano dėka. Lietuvis pagal kilmę, pagal teritoriją, kuris, ko gero, žinomas pasaulyje labiausiai už visus realius lietuvius kartu sudėjus. Hannibalas Lekteris, Avinėlių tylėjimas ir daugybė kitų filmų. Taip, perkandot. Šaunuoliai, pelnytai pirmaujate finale. Geras klausimas, geras atsakymas. Taip, štai toks lietuvis buvo. Puiku. Jūs pirmieji klausėte, dėmesio, finalo antrasis raundas ir prizas. Poilsis unikaliomis gamtos versmėmis garsėjančiame kurorte. Prabangus viešbutis ant Nemuno kranto Europa Royal druskininkai dovanoja karališką nakvynę. Stasys ir Jurgita pirmieji klausė. Atimėt šansą ir viltį Kolombai su Saulium važiuoti į druskininkus. Tikiuosi, jie dabar šį prizą laimės. Įrankis, kurio pavadinime taip pat yra 3 raidės. Prašau. Ar jisai skirtas matuoti ir yra išvyniojamas? Negi taip. 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 Tai gal nespėkim, neapsimoka. Kodėl? Ruletė. 2-0 finale. Tai ruletė. Gerai, vakar. Šaunuoliai, na, kiek ilgai jūs lukštenot tą Hannibalą Lekterį, taip greitai susitvarkot iš karto dabar nepalikdami jokių šansų Sauliui ir Kolombai. Na, nieko nepadarysi. Tikiuosi, kad bent jau namo grįžite kartu. Bus pakeliui apie ką pakalbėti. Lauksim, kada vėl pakviesit, jeigu kaip praeis karantino laikas, tai maždaug 4 mėnų arba 4 savaitės. Ir jeigu iki to laiko nebūsit susituokę, jeigu nekviesit mūsų į vestuves, mes pakviesime jūs vėl. Ir kviesim tol, kol nusibos čia važinėt. Mes tikrai nesituoksime vėl. Lauksim kvietimų. Supratau. Ačiū Kolombai, ačiū Sauliui ir sveikinam Jurgitą. Bet čia, Jurgita, jūsų variantas buvo Lekteris, taip? Ne visai. Aš sakau Hannibalas, sakau, o ne pasakė pavardę. Nu, mes kaip šeima beveik lošim. Druskininkus kas važiuoja.
Tai 4 turim, tai pasidarysim. Gerai, su šia beveik šeima, kaip sako Petraška, mes keliaujame į superfinalą. Jie šį vakarą mūsų žaidimo nugalėtojai. Na štai, atėjo metas mūsų ketvirtadienio kulminacijai. Pristatom pirmą 6 prizus, iš kurių vieną mesdami išsirinks mūsų šio vakaro superfinalo juodojo stalo žaidėjai. Dėmesio, superfinalo prizai. Steiner žiūronai. Puikus pasirinkimas tiek medžiokliai, tiek gamtos stebėjimui. Dėl ypatingo kontrasto gyvūno siluetas yra išskiriamas iš gamtos fono. Oksalis linki neišdildomų įspūdžių gamtoje. Tarptautinė viešbučių rezervavimo sistema www.mybookingspace.com dovanoja čekį jūsų pasirinktai kelioniai. Čia užsisakysite savo atostogas greitai, patogiai ir be tarpininkų. www.konashop.lt namų elektronikos prekių parduotuvė dovanoja 80 cm įstrižainės universalų televizorių Sharp, turinti itin siaurą profilį ir rėmelį, kuris elegantiškai atrodys jūsų namų ar biuro aplinkoje. Dar daugiau kino, dar daugiau nuolaidų, dar daugiau patogumo, dar daugiau magijos. Forum Cinemas dovanoja Business Club Card su 100 bilietų į kiną. Kelionių organizatorius Go Planet Travel dovanoja jums kelionę 2 į Egiptą. Puikus prizas atostogų mėgėjams. Norintiems, kad vaikai augtų laimingesni, kūrybingesni, labiau savimi pasitikintys. Tikintiems, kad emocinis intelektas ir kūrybingumas suteikia galios keistis. Uzų išskirtiniai edukaciniai žaislai. Štai. Ir dabar priminsiu, kad superfinale taip pat jums reikės surasti atsakymą su 3 raidėm, kurios stebuklingai šiandien jums sekasi gaudyti tos atsakymus. Bet ir štai aš paprašysiu Jurgitos simboliškai stumtelti kauliuką ir išsirinkti prizą. Aš jums tiesiog štai. Aš jums čia padėsiu, labai patogu tik stumt ir jisai nurieda štai šiuo šlaiteliu. O jei čia atsistoti. Jurgita, ar jūs pasiruošusi? Taip. Dažniausiai kauliukus mėtydavo mūsų žaidime vyrai, nes jis toks sunkokas. Dabar jūs galite tik stumtelti. Publika padrasinam. Iš kur patogiau? Padėk. Gerai. Ir opa. 3. Tada 3 irgi buvo. www.konashop.lt namų elektronikos prekių parduotuvė dovanoja 80 cm įstrižainės universalų televizorių Sharp, turinti itin siaurą profilį ir rėmelį, kuris elegantiškai atrodys jūsų namų ar biuro aplinkoje. Oho, bet jį reikės dar laimėti. Sharp televizorius ir dabar pagalvokite, kaip jūs ieškosite, kadangi reikės atsakyti klausimą, kas po baltų gaubtu. Superfinalas keliauja baltas gaubtas. Štai Gretos rankose baltasis gaubtas. Ir tai klausimas juodam stalui. Minutę laiko jūs manęs klausinėsite, po to turėsite pasakyti, kasgi čia yra. Minutė laiko. Kas čia yra? Prašau. Žmogaus rankų darbo. Taip. Moneta. Ne. Tai pradėm, yra stiklinis. Taip. O, geras. Oho. Į galima ką nors ten įpilti, įdėti į tą stiklinį daiktą. Taip. Ten kažkas degtinę galima supilti. Galima. Bet jis tam neskirtas. Būtent. Gali būti ir tam skirti. Gali būti. Bet gali būti ir ne. Šiaip tiesiog puslitrį. Gali iš tikrųjų. Gal tai yra kaip talpa, pavyzdžiui, taip pat, kaip būna ten litras, 3 litrai, taip toliau, gal čia tas daiktas kaip ir yra, toks va. Taip, taip. Taip, ne? Ir jį galima daryti iš karto, ne? Galim. Tik mums dar paklausti. Į parduotuvę galima nusipirkti. Šitą daiktą taip. Čia yra... 0,5 jisai. Ne. Ne puslitris.
Ar paprastai ten marinuojami agurkai didesniais kiekiais? O kas yra didesnis kiekis, jau laikas 3 baigėsi. litrai. Ne. Na štai, kaip ir apčiuopėte kažką, kaip ir ne, bet jūs turite pasakyti vieną žodį, jeigu tai yra toks pat, kaip ir šitas daiktas, jūs laimit superfinalo prizą. Jeigu ne, teks apgailestauti. Bet vis tik litras bus kažkokia kalūnė. Nes ir L ir T yra. 3 litris išeina. 3 litris išeina, puslitris išeina. Puslitris išeina, 3 litrai. Tokių dalykų visokių įdomių. Tiesiog litras. Davai sakom litrą. Nu, sakom litras. Litras gero dalyko kokio nors. Litrinis stiklainis, tarkim. Litrinis stiklainis. Vieną žodį pasakykit, nes dabar čia ir stiklainius. Kas yra po baltų gubtų? Litras. LR, taip, žodėje litras yra. Visos mūsų temos raidės. Aha. Bet. O buvo puslitris. Bet. Noriu 5, sakė, ne? Šį vakarą superfinale jums nepasisekė taip, kaip sekėsi iki tol. Nors gal labiau nepasisekė tam litrui. Čia litras. Taip. Čia yra litras. Stiklinė talpa ir litras vandens. Taip vadinamas ir kiekis, ir pats stiklainis. Sveikinam. Na, puikus žaidimas, nuostabiai sužaidžimas, kaip iš natų. Puiku. Tai dabar jau galima nuimti nuo Stasio Petraškos ženklą N14, nes jis šiandieną jau tikrai gali pasimti šį litrą, bet čia, Stasy, atsargiai čia vanduo. Labai noriu, iš tikrųjų, galima? Prašau. Už šitą geriausią porą pasaulyje. Čia neužnuodyta? Ricina. Ricinas pripylė. O, tai ko gero pats azartiškiausias, dosniausias ir be jokios abejonės pats linksmiausias žaidimas, apie kurio superfinalą šį vakar galima parašyti tokią antraštę. Laimėjęs superfinale Petraška padarė litrą. Čia buvo taip ir ne. Iki kito ketvirtadienio, o jeigu kažkam labai įdomu, pakartoti šitą momentą ir visą žaidimą galite pasižiūrėti LRT mediatekoje. Ten kiek kartosit, tiek Stasys litrų ir darys. Viso gero. Ate. Laidą remia